Kodėl daugelis esant atostogoms savaitgaliams tiesiog atsipalaiduoja ir atsiranda cheat days. Ir daugelis specialistų rekomenduoja, kad cheat days yra reikalinga, o gal net ir būtina mūsų gyvenime. Ar tikrai reikia per atostogas priaugti 5 kg, ar tikrai reikia persivalgyti, o visom kitom dienom būti tokiam strik režime, neduok dieve kažką suvalgysiu. Tai leiskite savo suvalgyti kažką ne taip visuotinai sveikatai nepripažinta kiekvieną dieną, ir nereikia paleisti vadžių per tas cheat days, atostogas ir panašiai. Kodėl? Todėl, kad tai organizmui yra nenaudinga. Naudinga yra valgyti subalansuotą maistą, 90% savo mitybos raciono. Neišprotėkime, kad mityba yra neduok dieve suvalgysiu šokolado gabaliuką ar ledų porciją. Sveika mityba yra apie tai, kad mes kiekvieną kartą renkamės maistą reguliariai, subalansuotą, valgome tiek, kiek reikia organizmui, ir jeigu norisi kažko ne taip, tai renkamės tą maistą, bet jisai yra, kaip sakau, nedidelis jo kiekis, valgome jį kaip visada su pasimėgaujimu ir jokių būdų neplakame savęs, kad suvalgėme kažką ne taip. Neabejoju, kad patiko mano patarimai, spausk like, dalinkis su draugais ir atvažiuok atostogų pas mane į Tenerife, ir pažadu tau, tai bus išskirtinės tavo atostogos, kurių tu nepamirši savo gyvenime, kurios suteiks tau ne tik tai žinių, kurių metu pasikeis tavo mąstymas ir suvokimas apie mitybą, apie save patį, apie savo daromas galbūt klaidas, galbūt tam tikras įžvalgas atrasi. Atrodo toks paprastas dalykas, bet apsiverčia gyvenimas aukštyn kojom. Tai suteiksiu ne tik tai žinių, gero maisto, gamybos įgūdžių, bet kartu ir keliausime per visą salą, pažinsi salą iš kitos pusės, iš vietinių čia gyvenančių, kurie tau parodys salą, ne tik tai jos paplūdimius, bet iš tikrųjų ir kultūrą, ir pamatysi, kokia jinai gali būti įvairi. Jeigu nori daugiau informacijos apie būtent šią kelionę, parašyk komentaruose noriu.